Filmas sukurtas draugė su Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija ir visuomeninė organizacija Asociacija kariuomenės kultūrai remti. Visas pasaulis po tavo kojom, o tavo pareiga saugot rytojų. Tu negali abejoti savo sprendimais, nuo jų priklauso žmonių likimai. O dangus virš galvos, raudonos spalvos, toks pat kaip kraujas iš tavo žaizdos. Tu privalai tikėti tuo, ką darai, tu kažką brangaus namie palikai. Gal tu dabar toli nuo tėvynės, bet meilė širdį kaip kulka krūtiniai. Tu privalai tikėti tuo, ką darai, tu ne vienas, šalia tavo draugai. Ir kai sugrįši namo į gimtinę, nepamiršk tos dienos, kuri galėjo būt paskutinė. Galėjo būt paskutinė. Galėjo būt paskutinė. Nu va, darbas baigtas, konteineris paruoštas. Nešk sprogmenis. Palauk, kol atvės. Klausyk, jeigu šitaip lauksim, tai žinai, kiaurą parą pralauksim. Darbo dar daug. Va, dabar okei. Kur dėt? Dėk per vidurį, nes mesgi norim, kad turinys išsilakstytų kuo plačiau. Padėk pritvirtinti, gerai? Tai visam šitam bizniui užteks paprastos kronos. Jei užsakovas metus nelaikys, tai užteks. Ledas energijos, elektros va visai neryja. O be to šito metus niekur ir nepaslėpsi. Ne mūsų reikalas, ką su juo darys. Keliam. Atsargiai, atsargiai. Viskas. Beveik. Liko tik įjungti. Jeigu sprogs? Nesprogs. Aš patikrinau. Detonatoriai nesuveikia. O jeigu? Jokių jeigu. Pagal mano apskaičiavimus, jokių jeigu neturi atsitikti. Na ir išgastinai tu mane. Daryk savo fokusus geriau vienas. O taigi tu viską moki, viską žinai. Teorijoje tai aš viską žinau, o praktikoje pirmą kartą. Nu ką, laukia purvinas darbas. Vilkis. Tai ką? Ir man būtina? Nori gyvent būtina. O tai kiek mes tos radiacijos gausim? Ja, su kostiumais nedaug, 8 rengenus. O kokia mirtina dozė? Mirtina 300 rengenų. O tai tie kostiumai tikrai apsaugo? Tai ne. Gerai, dirbam. Greičiau apsisuksim, mažiau gausim. Klausyk, o tau netrodo keista, kad pavyzdžiui žmogus kažkokio atsitiktinumo dėka staiga ima ir visiškai pakeičia savo gyvenimą? Nesuprantu, apie ką tu čia? Nu, pavyzdžiui, kažkas svajojo tapti gydytoju arba inžinierium. Arba kaip dabar yra madinga
vadybininku. Jį pakviečia į būtinąją tarnybą ir staiga jam patinka. Ir jis staiga nusprendžia likti karininku. Nedaug tokių būna, nedaug. Dėl gydytojo aš aišku sutinku. Na, koks skirtumas, kur lopyti skylės ir dalinti tabletės. Ar paprastoje ligoninėje, ar karo lauko. Bet dėl vadybininko aš kažkaip netikiu, kad daug tokių norėjusi tapti vadybininkais ateitų pas mus. Nu, pats žinai, kad daugelis iš to kontingento netinka mūsų kariuomeniai. Vat prieš keleris metus tai buvo kitaip. Klausyk, padaug tušinuką, prašau. Ačiū. Prieš keliarius metus tu negalėjai uždirbti tokių algų civiliniam gyvenime. O ką mes dabar galim pasiūlyti? Rotacijas kas 3 metai. Kai šeima nespėja vieną vietą priprasti. Būtpinigius. Nu, ne vieni mes tokie. O, čia. Liktinė, ha? Nu, ne vieni mes tokie, o įsivaizduoji mano klasiokė. Ištekėjo iš diplomato. Tai irgi skundžiasi. Sūnus paaugo, jie tik iš Berlyno grįžo. Tai jis vokiškoje mokykloje spėjo ir pirmą meilę susirasti, draugai ir taip toliau. Paskui tėvą atšaukė ir reikėjo susirinkti visą savo meilės ir grįžti. Nėra tu sulyginai. Kur diplomatiniai priėmimai, kur vienintelė profesinė rizika yra kepenų cirozė ir kur mūsų rikiuoti. Bet dėl vadybininkų, pavyzdžiui, visiškai neteisus. Tamsta vyresnioji leitenantė. Sveikas, eilinė. Bent jau šį kartą normaliai kreipėsi. Leiskit pakviesti kavos? Leidžiu. Va, pavyzdžiui, Gaška Deividas, kas jiems šovė į galvą. Tėvas pinigų neskaičiuoja, vaikas ir pats išsilavinęs, miklus. Blandus, koks nesunkiai galėtų pradėti savo verslą ir greitai milijonus svartytų. Iš pradžių tėvo, paskui savo. Tai ne. Nusprendė liktiniu likti. Net ne į akademiją, o liktiniu. Tu supranti, ką nors? Man atrodo, nereikia gilintis. Nu, kaip tai nereikia? Mes turime suprasti motyvus, kurie įstumė į kariuomenę. Jeigu mes jų nesuprasim, tai mes rizikuojam priimti tokį, kuris po pusės metų į viską spjaus. Nuspręs, kad padarė klaidą. Arba dar blogiau, visą gyvenimą liks nelaimingas, surūgęs. Įsivaizduoji, va tokiam žmogui patikėti žmonės. Net ir kelis ekstremalioje situacijoje. Aš, pavyzdžiui, nesutinku. Aš nuo pat vaikystės jau norėjau į kariuomenę, norėjau prie ginklų. Ir jeigu mano tėvelis, amžinatilsis, būtų turėjęs milijoną ar 2, man nusispjau. Nebent aš būčiau, aišku, iš Lietuvos išvažiavęs ir įkūręs tą samdinių kontorą. Nu, pats žinai, kaip Irake, PSD. Personal Security Detail? Na, taip. Taip, $300 už parą. Už parą? Taip. Bet nei sunkiosios artilerijos apsisaugoti, nei straiktasparnį išsikviesti. Ne, į kaimulos pradėjo šaudyti. Bet už tai kiek adrenalino. Ir Deividas Gaška, man atrodo, būtent toks. Man, žinok, dar daugiau klausimų kyla. Tai ne dėl Gaškos, o dėl šito eilinio Tado Krasausko. Man kaip tik su juo viskas aišku. Prasta situacija šeimoje, vaikas su mūsų, karštas. Čia žinai, kaip apie tokius kalba psichologai. Dėl ūmaus charakterio. Ne, dėl potencialių kandidatų į kariuomenę. Kad kiekvienoje šalyje yra žmonės, kurie laimingai susikloščiusioms aplinkybėms nueina į kariuomenę, nelaimingai tampa banditais. Reiškia, kurie niekada nesėdės kontorai nuo 8 iki 5 su kalkuliatoriu rankoje. O man va Deividas Gaška ir atrodo būtent toks. O man Krasauskas. Galim lažintis. A tu žinai, kad azartiniai lošimai čia yra draudžiami. Ir man parodyk sąrašus kitų savanorių. Prašau. Nežinojau, kad tu toks smaguris. Aš kažkaip nuo pat vaikystės eidavau iš proto dėl ledų. O mano motina eidavo iš proto dėl to, kad nebūdavo pinigų tiems ledams pirkti. Tai po šiai dienai neatsivalgo. Vienu ypu kokį kilogramą galiu suvaryti. Saldumynai nėra labai sveika. Pilvas užaugs? Ne, man tas negrėsia. Kažkaip kiek valgau, nieks į kūną neina. Ne pilvas, dantis išpūs. Rimtai? Nu, taip, taigi cukrus. Laisva diena? Man irgi. Tamsta vyresnioji leitenantė. Vienas mano draugas, mes su juo kartu tarnaujam, labai įsimylėjęs į karininkę. Bet labai įsimylėjęs, praktiškai galėtų ir vesti. Bet jinai sako, kad santykiai tarp šauktinio ir karininkės yra negalimi.
tai mano draugas ir nori paklausti, kodėl taip yra. Tu pasakyk savo draugui, kad ne tik tarp šauktinių, apskritai tarp karininkų, ypač jeigu jie vienas kitam yra pavaldus, tokie santykiai yra neįmanomi. Tiesiog netoleruojama. Ne, tai aš ne apie gėjus kalbu. O prie ko čia gėjai? Ne, tai sakot, kad jeigu vienas nuo kito priklauso. Ne, nu, aš norėjau pasakyti, tiesiog taip įsireiškiau, aš norėjau pasakyti, kad jeigu eilinis ir Eilini Krasauskai, jūs mane labai subalamutinot. Atsiprašau, tamsta, daugiau tai nepasikartos. Gerai, ir daugiau nepradedam šitos kalbos. Tai įsakymas. Klausau, tamsta, vyresnio leitenantė. Jo manimu, tu gaidys. Tuoj pažiūrėsim, kas čia gaidys. Nu va, aš lauju čia. Gal pavažiuojam, nes išlėksiu anų į draugelį nieko neišeis. Ei, nori papasakosiu anekdotą, kad nebūtų taip liūdna? Budžiu aš, o tau čia iš vis nėra ką veikti. Nu, nenori, tai kaip nori. Klausyk, aš ne tik galiu čia būti, bet ir pro tave praeit, va. Žiūrėk ir skaityk, jeigu dar nepamiršai, čia būdamas, kaip tai daroma. Gerai, 2 valandos. Nuimu laiką. Iki kelnes nepridėk, tik tai laikrodžio beieškodamas. Nu, iki. Ei, anekdotas kur? Čipoliną tu matei? Nu, Žinai, ten buvo toks seklys morka. nu, Ar žinai, kodėl jis ėjo užkast šunį? ne. Kad žinotų, kur šuo pakastas. Nu, iki. Rančkovskė, Čipoliną matei? Labas! Klausyk, stabdom biškiu, tai Vaškevičius be rankų pakels šlagbaumą. Tegul pavyti. Vai, tai kam taip reikia? Geras jis bičias, tik tai nu ką padarysi, kad į smegenys prisipylė stabdžių skysčių. O aš tave labiau. Labiau už mane neįmanoma. Aš kur tu žinai? Tu pamatavai? Algoritminė liniuotė? O man ir nereikia tikrinti. Ir taip žinau. Netiki? Klausyk, motina, o kas čia visą laiką su tom kojinėm gaunasi? Amžinai vis kitos. Tai kiek aš kartų tau sakiau, pats nekišk nieko į skalbimo mašiną. Tai ne tas spalvas sudėdi, tai ištrauk ir viską ne taip sukabini. Nu, žinoma, kaip nekišk, jeigu tu man visą laiką prikaišėjai, kad aš nieko namuose nedarau. Pabandžiau gerą darbą padaryti, ne, vėl negerai. Va, tavo kojas, išsirink, kokiu reikia. Ir nesipykim šiandien, gerai? Juk tokia nuostabi diena. Dieve, išsipušiai. Kaip pas prezidentą ant vasario 16. Nu, gražu, patinka. Nieko, neblogai, bet tik aš galvoju, ar ne per daug čia mes kažkaip... Deividas turbūt apskritai pagalvos, kad mes iš proto išsikraustėme. O kasgi čia tokio? Taigi ne šiaip savo sūnus iš kažkur grįžta namo, o iš kariuomenės pareina, atitarnavęs, kaip aš jo pasilgau. Oi, tik jau nereikia, gerai. Mateisi su juo dažniau negu kai jis buvo namuose. Čia tai teisingai, ne taip kaip Raminta. Pažįsti juk ją? Tos, kurios sūnus sėdi. Taip, pravieniškės. Visai nekaltas vaikas buvo, su kompanijai blogus susidėjo. Ne, nu ten pravieniškėse zonoje jie visi nekalti. Ten angelai ir šventieji sėdi, tu tikrai paklausyk jų. Ramintos vaikas tikrai buvo geras. Tai tu įsivaizduoji, per metus jis gali su tėvais tik 3 ilgus pasimatymus turėti. Ir tu trumpų nedaug. Tai ką gali su vaiku per tiek laiko pašnekėti? Anksčiau reikėjo galvoti. Jo, bet šiaip tai žinai, tu teisingai pasakei. Ką? O, žinoma,
kiekvienam savas vaikas atrodo pats geriausias, pats idealiausias. Viešpatie tu mano, tu tik nuleisk nuo jo akis, tai tu ir žiūrėk. Jau susidėjo su bloga kompanija. Ne, aš ne apie tai. Aš apie tai, kad kol Davidas buvo armijoje, su juo daugiau bendravau, negu kai jis namuose buvo. Čia dėl to tai tikrai savęs neturėtum graužti, tiesiog supranti. Bernas pasikeitė. Pasikeitė ir tikrai į gerą pusę. Tai gal pagaliau į mokslus pradės eiti. Mokslus. Mokslai, žinoma, yra neblogai. Diplomas dar niekam nepamaišė, bet, žinai, praktika yra daug svarbesnis dalykas. Bet jeigu jis iš tikrųjų susitupėjo, klausyk, tai galėčiau jį paimti pas save į verslą. Tiek savo žmogus, supranti, neišdurs, kur apsisukęs. Nu jau, tik nesugalvok iš karto į darbą sodinti. Jis kaip pailsėti turi. Pailsėsime, kai gulėsime grabę. Pajakau. Ne, čia, žinai, tokia viena kelionių agentūra man barterį buvo skolinga. Tai aš Davidui paėmiau 2 savaitės į Dominikos Respubliką. Dabar? Tai kuo tu su manim nepasitari? Kuo ten dabar važiuot, kai Lietuvoje vasara? Ten reikia važiuoti žiemą, kai pas mus šalta. Svarbiausia, kad ten yra prie pusiaujo, supranti? Ten visą laiką yra vienodas oras. Bet togi jis važiuoja su Simona. Koks jam skirtumas, koks oras? Ar jam oras rūpės? Jo, teisingai, tik supranti, Simona kažkaip pas mus nebeužeina. Anksčiau tai neišeidavo, o dabar vis nėra ir nėra. Nežinau, ir nebeskambina man. Ne, bet kaip tu nesuvoki? Mesgi jam neįdomus, supranti? Mesgi seniai bendrauja su mumis tik iš gailesčio. Žiūrėk, kaip prabilo. Senis. Ar čia ne tu visai nesenai norėjai savo žilus plaukus dažyti? Ir kur dabar tavo žili plaukai? Na, gerai. Na. Gerai, seni. Susitvarkyk ir važiuojam, nes mes kitaip pavėluosim. Gaila, kad turim tik 2 valandas. Einam kur nors pasėdėsim, o vakare laisva. Bet vakare tavo tėvai atvažiuos. Nu ir kas? Supažindinsiu. Pasėdėsim, o paskui mes dviese tik šast ir liksim kartu. Kaip aš bijau, jeigu aš nepatiksiu tavo tėvams. Tai ko čia bijot? Normalus jau, ką? Nu, aišku, mama šiek tiek jausminga, saldoka, galima būtų berti kavą vietoj cukraus, bet nereiktų maišyti, nes jau tada jau būtų per saldu. Ne, nu tu kartais ir pasakai, o tėtis. O tėvas? Ką tėvas? Suka biznius, kartais taip užsuka, kad net pamiršta, kas ar žemė aplink saulę sukasi ar atvirkščiai. Bet šiaip jis nėragi blogas žmogus. Bet toks jau labai, tipo, lietuviškas, žinai. Šeimos galva, žmona namuose ir visa kita. Bet gal ir aš pats kažkaip per daug ant jų užvažiuodavau. Ką, jie tai nekalti, kad aš pas juos gimiau. O jiems, žinai, kiekvienais laikais reikėjo šūdą suėsti. Galvok, durniau, galvok. Nepilnametį, pareiškimas dėl išžaginimo, karininkas. Karininkas atsiima pareiškimą. Kodėl tokiais atvejais atsiima? Na ir durniu aišku, kad sumokėjo. Gerai, o jeigu sumokėjo, tada gal tikrai viską mesti velniop? Bet tada kodėl ta merga prostitutė? Ir dar tas erki šalimais? O jis juk ne šiaip savo koks pigus suteneris. Mergus į Vokietiją, šampanas į namus? Ne. Mūsų Erikas labai žvitrus vaikis. Kiek jis yra praėjęs epizodų, kur ne iš karto jo negalėdavom prikabinti? 5? Ja, atrodo 5. Čia kažkas man nesueina. Vat velniasa. Nu, ką tu manai? Sakai, kad čia reikia knistis giliau? Atseitėsi vidinis mano balsas. Velniop tokį vidinį balsą. Na jeigu jau tu šneki, tai šneki konkrečiai, o ne kažką bambėk.
Ko dar norėtum, gal ledų? Oi, negaliu žiūrėti, mano brolis Tadas dėl jų uždurnėjęs, tai man pasidaro saldu vien juos įsivaizdavus. Tai ką man reikės gal kioskelį nusipirkti tik vyrams? Kam tau? Juokauju, nupirksiu tą panelę, einam. Viskas baigiam. Ё-моё, Kas? tau hana. Kraujas iš nosies. Ai, baig čia. Man visą laiką spaudimas pakyla. Bėga biški. Aš galvojau. Rūpkė galvojau radiaciją. Beje, čia pasilikti ilgiau nerekomenduojama, nes... Nebent norėtum sekso visą gyvenimą be prezervatyvo. O kas bus su mano garažu? Kaip aš jį parduosiu, kas jį pirks? Parduosi tu tą garažą. Tu matai kur nors nekilnojamo turto agentą, va. Su Geigerio skaitikliu. Nu, taigi vis tiek. Jis pilnas radiacijos. Nu ir kas? Nu, iškart nieks kanopų neatmes. Nu, nebent po 10 metų gaus kokį vėžį. Tu čia prie ko? Pridirbo mes čia, kaip Černobylį. Dar ko gero medalį užkabins. Jiegi turi ten kažkokius specialius. Nu tai kas? Jie turi medalį, bet jie 100 štukų eurų negaus. Man tai tinka. Nu, man irgi tinka, bet kas toliau? Toliau ne mūsų biznis. Parduodam, gaunam babkas ir išsiskirstam. A kaip jisai veikia? Labai paprastai. Per mobiliaką. Nesupratau. Ko nesuprast? Surenki kodą ir babach. Ai, nenorėčiau būti ten, kur jis sprogs. Ir nebūsi, garantuoju. O aš norėčiau pažiūrėti, kaip suveikia. Nežinai, teorija viena, praktika visada įdomiau. Na kągi, padėk man užmaskuoti šitą įrenginį, nes radiacija čia foninės neprimena. Gerai, ir nešam iš čia kojas, kuo greičiau, ne? Geriau pasideginkim, žinai, Kanaruose. Ten saulė, radiacija, daug malonesnė. O kur dėsim šitą seifą, jis gatuščias. Už kas pas tave sodė? Sodė! Klausyk, gal išsižam geriau svalką ir ten išmetam. Kažkoks svalkai šito seifo mums tik tai ir betruko. Taigi visi mygom surastų, įsivaizduoji dar sniečkoje. Žiūrėsiu, koks šucheras kils. Mentai iš karto suseks. O kodėl aš turiu būtinai užkasti? O todėl, kad baigėsi L, tu ką nors sukonstruoti moki? Nešam. Aš tik paklausiu. Gerai, aš varau, reiks skambinti užsakovo, tu susitvarkyk ir pas mane. Viktorai, klausyk. O tau tų žmonių negaila? Kokių dar žmonių? Nu tų, kuriems skirtas tas daiktas. Negaila. Ginklai nežudo. Žudo žmonės. O kas jie? Kodėl? Tai žinok, ne mano reikalas. Supranti, aš esu mokslininkas, technarius. Ir man ant kitų reikalų yra visiškai dzin. Ja, taip, bet kažkaip žinai. Oi, klausyk, nustok tu gailėt kitų, gerai? Mūsų, žinok, mūsų niekas nepagailės. Va, uždarys Ignaliną, išmes į gatvę ir ką turėsi už tų kalytų? Inžinierium dirbti. Togi žmogus protingas, tavo rankos auksinės. Tu ir Rusijai galėtum surasti darbo. Rusijai? Tu ką galvoji? Manęs Rusijoje išskėstom rankom laukia? Ne, ten pilna ir savų bedarbių. Va, gavom progą užsidirbti savo išeitinę kompensaciją. Ja ir pasinaudojom. Tokia proga vieną kartą gyvenime pasitaiko. Iki. Zdarovo, chebra. Tuoj pamatysim, kas čia zdarovo, kas ne. Ir ta durnė. Nesupratau. Kas? Deivido nori, ne? Deivido nori. Aš tau neduosiu. Kiek galima. Deividai! Simona! Toks Deividas! Jokio Deividas!
Pažiūrėk mane! Pažiūrėk mane! Galvoji, gal Deividą, ne? Gal ten, ne? Nebūk negal. Nebūk mane. Litus, no! Supratai? No! O tas! Simona! Hei, sveikas. Lyg ir tamsta, kad to nebereikau iš čia. Pats būčiau susitvarkęs. Nu jo, matau, kad nors. Duok ranką. Tavo? Mano. Klausyk, ar tik ne Krasauskaitė? Baškienė. Sveikinu tada. Gerai. Jeigu kas žinai, ką daryti, ne? Va, o jeigu viskas tvarkoja, sėdi tyliai ir nekalbi. Beje, apie tave nieko nežinau. Jo, tu mano slaptas koziris esi iš to. Nebijok, pridengsiu. Jei pamatysiu ženklą, nespės nesuprasti, kas užgrius. Nu, kaip prekė? Gatava? Aišku, kaip kitaip. Nu, parodyk tada. A, ne taip tarėmės. Tu pirmą pinigus parodyk. A tu įtarus, a? Tave ką, šitie telefonų sukčiai yra padarę? Atsargų ir Dievas saugo, žinai tą patarlę. Nu, nesiparink. O, tavo pinigai. Nu, tikiuosi, neskaičiuosi? A pinigų neskaičiuoja, tik kvailiai ir pižonai. Aš tikslumą mėgstu. A kur daiktas? Va tavo įrenginys. O. Nu, nieko ypatinga čia. Kad tu ko norėjai? Aviacinės bombos su sparneliais? Kad tu čia naįžaiš, aš tau ne boba. Man tų sparnelių nereikia. Aišku, aš galiu žinoti, kad čia ne fuflo. Čia yra Geigerio skaitiklis. Esi girdėjęs apie tokį? A, vo, teisingai, šitas užsakovas minėjo, kad čia turi būti ne mažiau negu 200 ten milį ar ten mikro rentgeno, ar ten kitokio šūdo. Nu, kas ten? Tai žiūrėk. Nu, na, žiūrėk. Vo. 300, ne? Nu, žinai, užsakyta buvo ne mažiau 200. Nu, sarkofagą gavosi 300. Užsakovas, manau, tik dar labiau patenkintas bus. A, šitą, kas ten yra? Tik tu ką dabar visą sąrašą vardinti. Ką, ten svarbiausias yra cezio 137 izotopas. Nu, gerai, nesikeik čia, normaliai, žmoniškai paaiškink, kas čia. Na, čia visas spektras. Atidirbusi radioaktyvių izotopų, kuriuos galima rasti žemo lygio radioaktyviuose atliekose. Kokį čia žemą lygį? Aš tai galvojau, čia turi babachnulint kaip Hirosimai, a tu čia žemą lygį. Niekas čia nebabachnulins. Čia yra radioaktyvios atliekos, aišku. Ir jeigu jau lyginam, tai ne su Hirosima, o su mini Černobiliu. Nesijaudink, mažo nepasirodys. Geriau padėk man iškelti, nes aš vienas nepakeliu. Nu, aš šitą šūdą tai neliesiu. Nebijok, trumpai nėra pavojinga. A kaip tu vienas šitą įkėliai? Palauk, tau kažkas biški padėjo, ne? A gal iš čia kur nors? Ką? Kuku? Jis yra čia kur nors?
Bet tai bus mano draudimas. Į babkių nesumokėsi. Nu, klausyk. Ha, babkės, taigi jau pas tave, ko tau parintis. Aš kur man žinot, gal tu ginkluotas? Nu, koks aš ginkluotas, nu, tu pasižiūrėgi, nu, ginkluotas, va. Nieka neginkluotas. Tavo draugas šitą, nu, permeskit man tą daiktą į mašiną ir viskas, nu. Kur jį? Gerai. Ei! O. Sveiki, kariai! Sveiks, tamsta! Laisvai! Laisvai! Eilini Krasauskai! Aš! Pas mane! Klausau! Tamsta pulkininkė leitenantė, Eilinis Krasauskas. Eilini Krasauskai, už pasižymėjimą tarnyboje brigados vadas apdovanojo jūs padėkos raštu. Tėvynės labui. Rikiuotės stok. Klausau. Eilinis Gaška. Aš. Pas mane. Klausau. Tamsta pulkininkė leitenantė, Eilinis Gaška. Eilini Gaška, už pasiaukojimą gelbstint žmonės, kariuomenės vadas pristatė jūsų kandidatūrą žuvančiųjų gelbėjimo kryžiui. Asmeniškai reiškiu padėką. Tėvynės labui. Rikiuotės stok. Klausau. Malonu pasveikinti pasižymėjusius karius. Tegul jie būna pavyzdys mums visiems. Noriu palinkėti jums, kai baigsite privalomąją karinę tarnybą, sėkmės civilinėme gyvenime. Labas. Arūnas. Vardų nereikia, gerai? Nu, aš pavyzdžiui slėpti neturiu ko. Erikas. Klausyk, Arūnai, nu, padėk man šitą va dėžę, nu, kaip nors permeskite į bagažniką, nu. Nes Erikas kažko bijo. Supranti, kaip, nu, radiacija, nejauku truputėlį. Tu rankas laikyk. Ir kad aš visą laiką matyčiau. O, prašom. A, rankas nuleis galiu? Gali. Kaip ten su pinigais, tvarkoj? Ok. A vežioti čia niekur? Nieko. Na, aišku, jeigu metus vežiosit, tai už pasiekmes neatsakau. Tiesa, kur jūs jį naudosit? Lietuvoje? Nu, nafik tau reikia žinoti, ką? Nu, nebūk smalsus toksai. Aš ir nesu smalsus, tiesiog per sieną nepervešit. Kodėl nepervešim? Netokius dalykus pervežam. Bobas gyvas pervežam. A pas juos ant sienos stovi radiacijos matuokliai. Tai jūs su šito grūzu šviesit kaip majačiokai. Jo? Nu, ačiū, kad perspėjai, nu. Bet šiaip tai, kur vešim ir kaip vešim, čia jau nepykit, hebra, ne jūsų reikalas. O, nu, nu, taigi abižajiš. Nu, ko tu mane laikai kokiu tai smulkiu sukčium, ką? Tu galvoji, aš čia tau lėlę pakyšiu. Aš ne dėl to. Čia yra principų reikalas. Aš jums dirbu tik dėl pinigų. Taip, kad nepyk. Viskas tvarkoj. Nu va, tvarkoj tai ir man gerai. Dabar kodą man pasakyk. Tamsta Krasauskinė, Eilinis Krasauskas. Taduk, labas, vaikutį. Mam, tik be tų mažybinių. Taduk. Man 60 bus, o tu vis taduk. Labas. Tau ir 100 bus, vis tiek tu man sunelis būsi. Tik nepradėk manęs čia bučiuoti prie visų. Oi, koks oficialus, tikras kareivis. Labas. Labas. Pažiūrėk. Matai. O kam antra? Pažinai kam. Tada galvoju, ką čia tau pagamint, gal kugelio.
Mam, normaliai mus čia maitina. Nors tavo kugelio aš tikrai neatsisakysiu. Ei, atnešk automatą dogį palaikyt, nu nebūk skrūdžas. Nėra, kad čia tau ne žaislas. Nu tai pat žinau, nešaudysi į visas pusės. Turbūt net šovinių tikrų neturi. Neturiu, nėra ten. Nu tai atneš tave palaikyt. Pas mus klasiai, kad jau dar klasiai visai mokyklai niekas nelaikė. Aš pirmas būsiu. Nėra, kad nezys, pasakiau negalima, reiškia negalima. Aha, sako, negalima, atstok nuo brolio. Tai kokia nauda iš brolio armijų, jeigu net šautuvą palaikyti neduoda. Imk gėlę palaikyti. Labą dieną. Pažinkit, Vaida. O, tai aš matau, kad ne Simona. Tai čia tu ją išgelbėjai, ar ne? Tai ją laikraščiai rašė? Taip. O kurio netikrai taip tamsta? Prisimenu pas mus, tai armijoje taip sakydavo, tikrai taip. Tai čia rusų tarybinė armija, gal taip sakydavo, pas mus visai kitaip. Taip, viskas keičiasi. Rusų nebėra. Na, ką, panelė, jeigu sūnus sako, vadinasi, taip ir yra. Teks jūsų pavardę kelionę įrašyti. Kokią kelionę? Tėtis tavo armijos baigimo proga kelionę į Dominiką gavo. O taip. Dominika ir Dominikos Respublika. Koks čia skirtumas? Tai žinoma, kad yra skirtumas. Dominikos Respublika yra Ispanijai priklausančioje saloje, Haiti. Ten kalba ispaniškai, o Dominika yra taip pat Karibose, bet ten kalba prancūziškai. Beje, kol Kolumbas nebuvo atradęs, jinai vadinosi Vaitų Kubulį. Kukulį. Mokslinčius atsirado. Taigi abidvi yra Karibose, tai koks čia skirtumas? Nu, kaip ir skirtumo didelį iš tikrųjų nėra, nes man vis tiek nepavyks vykti. Niekaip. Kaip niekaip. Padaviau prašymą likti čia. Pradžio eilinių, po to nežinau, gal stosiu į karo akademiją. Gali likti iš karto, intervalas mažas nuo mėnesio iki 3. Kur čia kelionės? O tu čia juokaujai? Kodėl juokauju? Tu visą laiką norėjai, kad tapčiau žmogum. Va, prašau. Po truputį tampu. Armijoje. O ką? Blogas variantas? Kodas 656. 656, nu. Viskas. Viskas? Įdomus toks skaičius. Kodėl, pavyzdžiui, ne 666, nu, tipo velnio ten? Aš irgi iš pradžių taip galvojau. Bet vieną skaičių pakeičiau. Durakazashita. Visi pradeda nuo vienodų skaičių kombinacijos. Nu, aišku. Nu, dabar atšaukimo kodą. Techninė užduotį šitas buvo nenumatytas. Surenki kodą ir lieki kuo toliau sprugimas po pusvalandžio. A šitą toli bėgtą gal dar pažiūrėt galima? Jei kiaušių negaila, galima. Nes griaunamas efektas minimalus, o radiacijos dozės nemenkos, nors ir nemirtinos. Nu ir kamgi tokie dalykai reikalingi, ką? Manau, čia dėl moralinio efekto. Va jūs net prisiliesti prie to konteinerio bijot, ja? Čia kaip su ekskursijom į Černobylį. Nepopuliarios. Lygiai kaip ir raupai, niekas nemato, dar labiau bijo. Nu ja. Ranka, stop! Kas? Nu baigtų, ką? Kvailas visai, ašgi norėjau pažiūrėti, ar gerai man įdėjote. Tiesa, žinot, kam šitas bus dalykas naudojamas? Nu ką, Lytiocha, pravertė tavo vamzdės. O ir pirščiukai ant jo, kaip tik. Gaila, lavonus reikės pačiam tampyti. O.
Kitoje Garbės kuopos serijoje Tadas ir Deividas susiduria su paskutiniu išbandymu prieš pirmąją taikos palaikymo operaciją. Kažkaip atsiliekė, žiūrėjau. Nerk tik tai, gerai? Leitenantas Mikna priversta žaisti dvigubą žaidimą. Nu nusiramink, starlėjau. Nesikarščiok tai. Kas yra paslaptingame krovinyje, kurį erkė jį verčia nuvežti į Kosovą? Ar sugrįš namo kariai iš misijos, kuri gresia žlugti? Atsakymų laukit šeštadienį, 9:30 vakaro Garbės kuopoje. Visas pasaulis po tavo kojom, o tavo pareiga saugot rytojų. Tu negali abejoti savo sprendimais, nuo jų priklauso žmonių likimai. O dangus virš galvos, raudonos spalvos, toks pat kaip kraujas iš tavo žaizdos. Tu privalai tikėti tuo, ką darai, tu kažką brangaus namie palikai. Gal tu dabar toli nuo tėvynės, bet meilė širdį kaip kulka krūtiniai. Tu privalai tikėti tuo, ką darai, tu ne vienas, šalia tavo draugai. Ir kai sugrįši namo į gimtinę, nepamiršk tos dienos, kuri galėjo būt paskutinė. Galėjo būt paskutinė.